mes vis dabar jau įvažiuosim. Viską. Pirsti kokie matai, pamatysi darbą čia nai? Nu, tai skaitėm internete, atvažiavom pažiūrėti, kaip jūs čia dirbat ir koks vardas, ta prasme. Nykštukas? Nykštukai? O, nykštukas yra. Pademonstruosi, papasakot apie juos, ką žinai čia va. Tai čia yra pats mažiausias paukštis. Nežinau, gal ir pasaulyje. Jie moka apsimesti negyvais. Galit palaikyti, jeigu norit? Galim, tuoj palaikysim. Ne pasaulyje? Europoje. Europoje. Man Europoje yra pasaulyje. Nu, iš arti. Negyvas. Miegas, sakai? Šilta, jam nuko nemiegot. Miega, nu. Galit palaikyti. Gerai, jau paleidau. Ui, tai nieko blogo, kad paleidau. Jau sužieduotas. Jo, jau sužieduota. Žinokit, reikia gal geriau abiem rankom jiems bandyti. Opa! Va. Mažyt. Dar gilis. Oi, koks gražus. Jau tas nespėjo žiedo gauti. O su žiedais randa daug? Būna pasitaiko. Nu, nedaug, kad pasitaiko. Bet čia jau iš kaimynų atskridė. Čia, kuo mažiau nedėk ten sučiuot, nešk į galą. Žinokit, aš matai, į tą dėžę paukščių nebedėkit. Kaip čia atrodo paprasta. Tai kiek jau šiandien sužiedavot? 300, sakykime. Jau 300. O, tai iki vakaro bus 3000. Ne, bus matot koks oras. Nekės geras mūsų kioskelis. Ką? Galit pasivaišinti ant obuoliukų. Kioskelis tikrai geras. Migracija, nauja jėga. Tai trasa ta kapota? Nutraukta. Pertraukta. Nusiramino. Gerai, normalus, Tai čia skaitos daug jau, ne? Jo, čia. Čia daug. O kas po jų eis kitą savaitę? Kitą
Tie patys, o kada čia kokie didesni paukščiai dar praskris? Didesnėje matė, turėjo Ne. Taip. Gerai. Violė čia. O gal dar turi tą šūkę? Čia gulbių negaudo, ne? Gulbių negaudo. Nežinau. Ne, gulbės arba jauniklius gaudo, arba pijošelės. Ir kadangi plunksnas išmeta praktiškai plasnuojamas, ten gaudo tinklais. Žuvintė, sakykime, kitose tvenkiniuose žuvintysės, kurios egzistuoja tuo metu. Antis ir vadinus praktiškai visi vandens paukščiai. Kaip gražu žiūrėti. Kad jie nepapuolė į tinklus. Tai gerai pradėtų, įsivaizduoju. Sėrit kopiakis. Va, tai leidžiam, bet ne tiek daug. Ne. Va šitą. Čia mėlynoji zylė. O tas čia Kikilis. kikilis ir zylė mėlynoja. Tai va, jis sako, kad buvo prieš 60 metų. O jau naujas įdomi. Rekordas koks? 2 milijonai. 3 milijonai. 3 milijonai. Čia milijonas kuršių nerijai 2. 2 milijonai. Per dieną. prasideda. O, matot, paukščiai nusimano, rytoj spalis prasideda. Jie daugiau negu vakar paukščiai. Šiemet tai važiuoja kalėdas. Ruošiasi anksčiau. Blemba, reikia žurnalistam, man taip ir pasakyti. Aha, o būtų. Nu, šikabinė buvo visi. Paukščių migracija Jau anksčiau rodo. rodo, kad artėja tikrai pasaulio pabaiga. Pagal majų kalendorių. O jo, daug kas daro. O čia jau susimėtė. Bet tai dar iš tikrųjų nufotografuoti taip, kad Gal kaip nors labai gerai nusirimuoti galima būtų su kažkuo tai labai profesionaliai ir taip, kad įspūdis. Kaip kalbų peizažas. o nufotografuoti ypač. Nu. Vis tiek, bet jau fotografuoju, kad geriau matyt, 5 paukščiai matos, ten viskas. Nu ir viskas, kad čia. O ten apatinkai yra dar daug. Aš kažkaip panašu į tai vakar buvo daug, bet šiandien kur jau. Kasdien sakas, čia nebūtų. Kiekvieną dieną vis daugiau. Nuotaika patais pakelt. Čia vaizdekas, tai ojojoj. O turistai tokių ir nemato. Atvažiuos 4 valandą kokie. Pradės važiuoti. Juk jie nežiūri, da? Aš ir nežiūriu, kas vyras moterį buvo. Aš su kovo nematęs, kaip skrida paukštis. Moteris seniau, vyras, aš mačiau, sako. Pravdas. Duokit nufilmuoti. Vos gegutė, tai reiškia, reikia ieškoti. Čia retai būna pravdas. Ne. Per rugsėjį apie 70 gal pagavom. Tik tai. Netgi. Netgi. O, bet jisai čia labai patenkintas. O kas ten belieka? Jam labai patinka. Pagal tą skaičių ir atvykom šiandien, kur vakar paskelbė. Jo. Kokioj patalpoj vyksta didžiausi darbai. Taip, ištisom dienom. Tai paukščius sapnuoja, aiškiai. Dirba žmonės.